Kai rinksite savo pirmą pistoletą, nenustebkit, kai atitrauksit spyną, kad kai kurių pistoletų vamzdžiai pakyla į viršų. Taip nėra visuose pistoletuose, ypač tuose, kurie yra susikoncentravę į taiklumą, kaip pavyzdžiui šitą sportinę Beretta 92X. Atitraukus spyną, jos vamzdis išliek pilnai tiesus, nes šitas surakinimo, vamzdžio su spyna surakinimo metodas yra geresnis siekiant taiklumo. Bet kai nereikia tokio taiklumo, nes savigynos situacijose jūs nerenkat kažkokios sportinės grupės, vamzdžiai gali susirakinti su tuo paprastesniu būdu, kuris yra ganėtinai pigesnis. Dėl to pigesniuose pistoletuose vamzdis pakyla. Kaip pavyzdžiui ir šitam čiužete P07 vamzdis labai smarkiai pakyla į viršų. Bet kai atleidinėjat spyną, pačioj pabaigoj, maždaug nuo čia, vamzdis įsistato į vietą ir pakyla į viršų. Bet pavyzdžiui, brangesniai Beretoj, vėlgi, vamzdis yra visiškai tiesus. Aš tą sužinau irgi tik pradėjęs dirbti Getbekse ir pirmą kartą mane tai ganėtinai nustebino. Tai kai rinksite savo pirmą pistoletą ir atitrauksit spyną, nenustebkit, kad jo vamzdis gali pakilti viršų. Koviniai ginklai ir pramoginiai ginklai Getbekse.